Mėlyjei, daug kas klausia tokius klausimus, kaip galime mes priimti tuos artimuosius, kurie su mumis žiauriai elgiasi, arba kurie yra visiškai šalti, kurie mums neduoda dėmesio, meilės, arba tuos, kur tiesiog neduoda tai, ko jums reikia, arba tiesiog labai spaudžia, viską kontroliuoja, vykdo terorus prieš jumis. Sako, kaip galime mes juos priimti, jeigu jie tokie ir tokie. Bet žinote, mėlyjei, jūs ne veltui turite šios artimuosius savo rate. Vien todėl, kad jūs patys praeitame gyvenime buvote tokie patys. Būtent patys praeitame gyvenime vykdėte tuos veiksmus ir taip elgėtės su savo artimaisiais. Ir jums yra duota ištaisyti būtent šią karminę užduotį šiame gyvenime. Tai todėl, kaip jūs galite to nepriimti, jeigu jie tai yra jūs. Viskas aplinkui yra jūs ir tik tai apie jūs. Kaip jūs galite to nepriimti? Taigi, suprantant tai, kad artimieji mums yra parenkami pagal mūsų karminės užduotis, suprantant tai, kad niekas nėra veltui, ir jeigu praeitam gyvenime jūs buvote labai žiaurūs su savo artimaisiais, tai vadinasi, šiame gyvenime su jumis taip žiauriai elgiamasi. Tai viskas pagal karmą, ypatingai visos destruktyvios situacijos, ypatingai destruktyvus poelgiai artimųjų, negatyvus, tai kai jūs išdirbote emocijas, tas negatyvias emocijas, taigi viskas yra karma. Tai jeigu suprantant tai ir savo sąmonę, vystant, plečiant savo sąmonę ir atveriant širdį, priemant visą tą karmą, ką jūs ten esate pridirbę praeituose gyvenimuose ir priemat karmą būtent šiame gyvenime, jūs priemate tas situacijas, priemate artimuosius tokius, kokius jie yra, nenorėdami, nesistengdami pakeisti jų, o tiesiog juos priemate per širdį, per meilę, su atviras širdimi, su savo sąžiningumu, su savo šiltais jausmais priemate, jūs turite galimybę pakeisti tą karmą ir tiesiog iš jos išeiti. Taigi, su savo tas pirminis impulsas, koks jisai turėtų būti, tai tik tai per meilę. Kai jūs per meilę pradedate žiūrėti iš meilės pusės į savo artimuosius, į tai, kas jūs supia, tie žmonės, tai būtent per šią prizmę, tai jūs tiesiog išeinate iš to karminio rato ir uždarote jį, nes jūs priimate tą poziciją, kokią jūs buvote anksčiau. Jūs priimate jį, jūs priimate tas situacijas, sutinkate ir tiesiog užverėte tą ratą, užverėte tą lapą ir einate, indeksuojasi visiškai naujos gyvenimo linijos, visiškai naujos realios. Taigi, karminės užduotis mes galime tik tai per priėmimą, per sąmonės plėtimąsi, per suvokimą ir žinant, kad tai yra jūsų karminė užduotis, nes jūs buvote patys tokiame gyvenime, praeitame gyvenime, tai žinant tai, suprantant tai, yra daug lengviau priimti tokius dalykus ir užverti šitą lapą. Taigi su meile, su savo atvira širdis, su sąžiningai, žiūrint į visas tas situacijas, į savo artimuosius, tiesiog užverime tą lapą ir keliaujame toliau į aukštesnės vibracijas ir aukštesnės realijas.